Tai sveiki, Pijus alkoholikas, narkomanas. Jo, tai gal kažkaip nuo pradžių, kad neįsimėtyt apie tą vartojimą, ne, kaip aš atsidūriau apskritai, ne. Tai, žodžiu, pradėjau savo karjerą nuo alkoholio, kažkaip labai anksti aš pradėjau gert, kaip gert, paragavau, ne, kokių 5-6 turbūt. Buvau, žinau, kad dar neėjau į mokyklą, ne. Ir būdavo, mes ten, aš gyvenau soduose tokiuose, mes ten būdavo su vyresniais eidavom ten iki Načnyko ten už kažkiek kilometrų per miškus, jau ten cigarečių, alaus. Čia jau labai, taip labai miglotai atsimenu, ne, tai net negalėčiau jau čia įvardyti, kada pirmą kartą aš ten apsvaigau, bet atsimenu, vat irgi ten to saiko, kad labai jau nuo pat pradžių daug nebuvo, aš atsimenu, kai jau taip ryškiai atsimenu, va 6 metų turbūt pas draugelį viską bongi iš tėvų paėmėm, tai kiek mes ten realiai ar taip 0,5 litro ten gal išgeriam, gal kažkas tokio, tai saiko tai ten nebuvo, na čia dabar prisiminiau, kad saiko nuo pat pradžių nebuvo, po to aš ten kaime vasarom būdavau, tenai iš vis varai į kaimo parduotuvę, ten dėdėlę perki, bet iš tikrųjų mes ten su puskė gerai viską savo prisipirkdom, ten turbūt buvo išragautas visas alkoholis, koks galėjo būti nuo viršutinių lentynų iki ten rašalinio to vyno. Tai ir čia buvo kokie jau 8-9 metai, ne. Tai vat kažkaip jo, to kažkokio ten saikingo vartojimo, tai nelabai aš daug turėjau. Bandžiau tai gal po to jau eigoj ten save įtikint, kad aš galiu saikingai, bet va dabar net prisiminiau, kad buvau kažkaip net negalvojau apie tai, kad realiai nuo pat pradžioje nebuvo, ne, to saiko, kaip ten normalų žmonės ten gali biškį pavartoti. Pas mane visada būdavo ten, aš nebuvo, kad pradėjau gerti nuo be sustojimo, būdavo intervalais, ten daugiau, mažiau, kad ten, kaip čia, jau ir į mokyklą viską, dariau tos žmogiškus dalykus, bet realiai tai apart, vat, kai negerdavau, tai va tenai būdavo ir atsimenu manęs, kaip čia, netenkino daug kas, nors aš ten, mano tėvai alkoholikai buvo ten, ne, funkcionuojantis, bet, manęs tai aš visko turėjau, iš tikrųjų, belenkiek, bet pas mane buvo tas toks, kur nutrūksta, ne, visada kažko trūksta, viskas blogai, ne, kantrybės neturiu tenai, viskas pagal mane turi būti. Tai tas alkoholis nuo pat pradžių, kai pradėjau ten paragavau, tai jis toks buvo, kaip čia, palaidavo, tai paprastai. Ir šiaip aš visą laiką nepilnavertiškumo jaučiau, kad aš per jaunas. Tai labai juokinga, kad čia atsidūriau iš tikrųjų, nes dėl to turbūt ir pradėjau pradžioje, ne, ten gerti, taip norėjau pritapti visą, ten prieš šaikos, nes visi vyresni, ten tėvai irgi, kai gerdavo, ten kaime irgi puskė, 7 metais vyresnė. Tai mes su jie ten, sakau, buvo vasara ten visa gerta, pavyzdžiui, ten, kai buvo 8-9. Ir visada mes su jie sustikdavom, tai visada ten kažką. Tai va, nesmė, bet po to eigoje ten kažkaip mažiau gerdavau, daugiau, kažkaip labai neatsimenu, bet 12 kokių ten paragavau narkotikų, biškį nedaug, ten žalės, nekaltai parūkiau. Dar šiaip apie narkotikus, tai būdavo jau tenai, kai gerdavau mažas, ten 8-9 jau būdavo tenai arbatą susisukį į papirusą, galvoju, kad va čia parūkau, ne. Tai jau buvo minčių, kad alkoholio neužteks mano, ne. Jau tada, kai, aišku, ten tada nesureikšinau, bet žodžiu, 12 gal kažkur parūkiau tenai, pabandžiau ir narkotikai nelipo, man aš sakiau, kad nesąmonė, prasme, nes mane baisiai išneždavo tenai, nepatikdavo kažkaip bent jau ta žolė ten. Bet, kiek, aš gerai, tada 12, tai dar kokius 4 metus tik gėriau, ne, ir po to ten stimuliantų paragavau, ten jau biškį smagiau, kaip tik, kad palaiduoji, ten tampi empatiškas, kas man buvo, kur ten pradedi mylėti visus blembo, aš blaivus ten, kai net negerdavau ar kažko, man trūkdavo, aš nežinau. Neprijausdavau kažkaip žmonėm, tai va tie narkotikai man, kaip čia, gyvas toks pasijaučiau, ne. Ir jo, ir atsimenu dar, koks juokinga, irgi, pas mane visas gyvenimas buvo hipokritiškas, aš ta prasme, ką aš nekėdavau, ko labiausiai nekęsdavau ir visiems sakydavau, čia, ne, tą labiausiai mėgti pradėdavau. Su narkotikais taip ir buvo, iš tikrųjų, nes atsimenu, dar kai gerdavau tik tai, ne, tenai, čia buvo 15 metų. Mes ten visi kompanijai, gal dar smaguolė ten būdavo, kur atsimenu,
sakydavo, draugai ten parūkydavo ar kažką ten pavartodavo, stipriau sakydavo narkomanai, sakau, mirsit, dabar sakydavo, dugnas jūs esate, alkoholį žymiai yra geriau. Ir kai labai buvau toks, kur nusistatęs prieš narkotikus, čia nesąmonė. Nu, praėjo pusę metų, pats pradėjau rūkyti žolę kiekvieną dieną, taip net nepastebimai, ne? Nu, ten jau, kai pareigau stimuliantų, ne? Ir jo, atėjo momentas, ne, nu aš labai jaunas, ten pradėjau vartoti, gali sakyti, nenormalu, ne, gert, visą kitą, bet po to atėjau į tą tašką, kur yra normalu jau viską daryti, ne. Bet tik tai ten buvo labai trumpas metas, turbūt gal, nežinau, metai, gal kokie 2 metai, kur aš taip gal džiaugiausi nevartodamas, kur man ten smagu buvo, dėl smagumo, ne. Bet ten ir tai sunkiai gali smagiai pavadinti, ne. Tai va, nu ir toliau ėjo taip, kad jeigu taip jau žiūrint, kad aš vartodavau ir man vis mažiau ir mažiau tai kažkokio ten pasitenkinimo teikia, ne. Pradėjau viską vartoti daug maž, nu kaip, alkoholis, tarkim, žolė visada daug maž ir tada dėkim ten stimuliantai, psichedelikai, ten viską, žodžiu, intervalais, ne. Nes, nu, nebeužteko tų medžiagų, vis bandžiau išbandęs, tai įvairiausių tų medžiagų, bet vat, kažkaip tos dvi mane užkabino, ne. Ir jo, ir atsimenu, vis bandžiau kažkaip, dėl ko man patiko miksuoti, nes aš galėdavau funkcionuoti normaliai, ta prasme. Nes jei žinojau, kad jei tik gersiu, tai man bus blogai, aš kvasakmes pradėsiu jausti. Tai aš taip sėkmingai kažkaip niekas nepastebėjo, kad aš ten vartoju, nei tėvai, nei ką, tai aš ten tai mokyklą kažkaip baigiau visai gerai. Tai, nu, žodžiu, ir jo, nes ir po to jau buvo momentas, gal ten paskutiniais metais, kokiais 3 vartojimų, kur toks, nu, labai nenorėjau būti, kad ir alkoholikas, ir narkomanas, ne, kaip išsistačiau dabar. Pas mane buvo toks, kur davai, va, čia narkotikai negerai, žolės stimuliantai, žodžiu, kai ne, reikia nustoti. Nustoju vartot, baisiai geriu, kiekvieną dieną geriu. Bet sakau, va, aš ne narkomanas, ašgi nustojau narkotikus vartoti, taigi dingo problemų, nebevartoju. Tada alkoholis kelia problemų, galvoju, viskas, reikia nebegerti. Tada metu gerti, kiek rūkau, vartoju ir, ta prasme, ten suvalgau ratą, einu pasivaikščioti mišką, toks jausdavau žvasingas, bet negeriu. Tai aš ne alkoholikas, ta prasme, tai vat pas mane va taip vat pradėjo veikti save apgaulę tą, ne, kur ir aš taip nuoširdžiai tuom tikėjau, vat būtent galvojau, vat, o ateis diena, norėsiu viską nustosiu, kur kažkaip, ne. Ir va tos momentus, kur aš ten blaivas kažkiek būdavau, atsimenu, labai užšaukdavo mano puikybę, aš atsimenu, ateidavau negerintis prie geriančių žmonių ir tas, jūs čia gerat lemba ir tada ten einu prirūkyt baisiausiai už kampo. Ir nu, visada buvo tas toks, kur jausdavus geresnis už kitus, ne, kažkokiu momentu. Ir nu, aš tai man neatrodo, kad čia problema kažkokia, man atrodo, kad čia taip gyvent reikia, nes kaip gyvent be medžiagų, ne. Man visi tie normalūs žmonės, kurie daro kažką be medžiagų, tai atrodė labai neįdomus ir, ta prasme, aš po to jau į galą, tai kuo toliau, tuo labiau šalinaus aš nuo normalių žmonių, nes apsupau save su tokiais pat, ne, kuo baisiau dar už mane pjauna, dar geriau. Bet ir čia būdavo momentas, kur jeigu už mane baisiau pjauna, man tada irgi nepilnavertiškumas įsijungia. Tada bandydavau kažkaip irgi tokius panašiai žmonėms save apsupti, neidau ten į miestą vienas, sakydavau, man čia terapija, vat, pagert ten su nepažįstamais, ten su įvairiausiais ten niuchais susitinki, varai ten, žodžiu, nu tokių, nu ten galėčiau pasakoti, čia esmės nėra, nu bet save taip ant galo jau va, dabar atsimenu, žiauriai save apgaudinėjau, tai bandžiau įtikinti, kad čia viskas gerai, viskas normaliai, bet, nu, netgi tie patys žmonės, kuriais aš vartojau, sakė, tu biškai gal jau ramiau, ne, tai, bet aš jau visiškai negirdėjau, man labai įdomu buvo, ką jie ten sakė, nes man kas buvo, šiaip ir kai aš nevartodavau, ne, blaivus būdavau, kažkiek ten, nu, tarkim, negerdavau, nu, blaivus negaliu sakyti, nes kažką tai visą laiką vartojau, ne. Nu, bet tarkim, ne, tai man būdavo tokie pykčia priepuoliai, kur man užtemsta vaizdas, išsijungia ekranas ir aš ten įsitaškau, išdaužau viską. Tai žmonės ten va, tokie būdavo, kur aš savęs laikiau labai ramių, gerų žmogum ten ir visada jaučiaus nuskriustas, ne, kad man ten to nedavė, ten manęs nemyli pakankamai, ten aš čia toks nevykėlis, ne, kur viską turėjau iš esmės.
Ir dar vat, turėjau viską, ko galvojau, kad reikia, kad nevartot. Turėjau ten vat, materialiai kažkiek turėjau ten vat, mašiną, ten santykius turėjau, bet kiek draugų ir vat, atėjo tas momentas, kur supratau, kad kažkaip neveikia. Kuo daugiau dalykų turiu, tuo daugiau vartot noriu, nors atrodė atvirkščiai turi būti, ne? Bet realiai gavos, kad su visais tais dalykais išėjo atsakomybė atėjo, ne? Aš atsakomybės niekada nenorėjau prisimti. Tiek už savo elgesį, tiek už nieką, ne? Aš norėjau kažkaip paprašiau. Ir, paprašiau išeidavo, ne? Kai vartoji viskas paprasta pasidaro, bet kai ateina ta blaivi akimirka, ta realybė, tai aš tada noriu kuo greičiau bėgti iš jos, ne? Nes, realiai dabar atsimenu, kad kuo ant pat galo, tai jau geriau vartoju, tai tiesiog žiauriai gazdino, ne? Ta realybė taip gazdino, ta prasme, tai ką daugiau daryti, kaip tik vartot, atsimenu jau paskutiniais, aš atvažiavau iš savo gimtojo miesto į Vilnių, kur dar lietuvių viskas normaliai, faino, aš per 3 mėnesius iš taros čekiukų pirkau žemutinių lentynų alų ir ten iš draugelių bandžiau susišaudyti, parūkyti. Ir man čia atrodė dar geriau, tai prasme, visai gerai čia kietai, ne. Ir vartojau tada jau intervalais, ta prasme, gal stiprių narkotikų, stiprių irgi vartojau, šiaip pasisekdavo, net kame paradoksas, aš jau viduj tada jaučiau, kur man nebeveža, aš geriau nebesijaučiu. Ir aš net nepirkdavau, kame esmė, bet visada pasivartojęs būdavau kažkaip, ta prasme, tai ten vienas sako, kažkada ateinu, atsimenu, tiesiog sako, gal nori vietoj manęs, ten paniukin, sakau, gerai, ir toks patys mane narkotikai susirasdavo, ne, kur esmė, kur man net nereikdavo jų ieškoti labai ten intensyviai. Ir jo, kažkaip jau būdavo, kur skaičiuodavo valandom, ne, kiek reikia išgerti, kiek reikia parūkyti, kad nebūtų išsiblaivimo momento, nes pradėdavau jaust, kad jau blaivaus, tai tada kažko pavartoju ir tokį maišymą darai. Tada bandai išegzistuoti tą savaitę, tada ateina savaitgalis, tada varai stimuliantus ir tada po to vėl palaikai degimo, kaip sakau, ne. Ir, ant galo toks tas gyvenimas buvo, nes šiaip jeigu blaivus, tai nusižudyti nori, nes nebežinai, kas daros, visada rėkdavau, atsimenu, taip labai dramatiškai, kas su manim daros, aš nežinau, kas čia su manim daros. Toks pagrindinis veikėjas labai jausdavos, toks epicentre norėdavau būti, ne, kad kažkas ateitų ir pasakytų man. Jeigu ir pasakydavo, neklausydavo, kad problema irgi. Tai va, ir esmė, kad taip tas gyvenimas ant galo jau ten labai liūdnas, man atrodė viskas ten beprasmiška, ne. Atėjo tas momentas, kur aš geriu, man nepadeda, aš vartoju stimuliantus, biški gyvas, ten, ne, pasijauti tą momentą, kur ten toks visas greitas, bet po to atslūksta, blemba dar blogiau ir ta prasme žolė, tai ten, sakau, rūkai, tu ten, nežinau, rūkai, niekas negerėja irgi. Toks, kur jau vienoj stadijoje, ne, kur atrodo nebeišeina labiau apsivartoti, ta prasme. Ir bandžiau dar savo problemą su psichedelikais įspręsti, ten rūgšties privalgiau, galvojau, čia dvasingas, galvojau, čia dabar pavartosiu ir mano visas problemas įspręsiu. Galvojau, dabar čia pamastysiu apie gyvenimą, apie save, viską suprasiu, suvoksiu ir mano problemos dings, aš nebenorėsiu vartoti. Jau tą pačią dieną vėl vartojau ir geriau ir rūkiau ir supratau, kad gerai, čia irgi nepadės. Sustoti jau nebeišėjo, ne, aš bandydavau ten, bet jau taip, toks ir bandymas, ne. Kaip ir norėjau, bet nebeišėjo, ne, kad ir ką daryčiau, vis tiek kažkaip apsivartoju, ne. Ir nežinau, ta prasme, jo, ta beprasmybė, ne, atsirado tokia žiūri, kur tu tam taške atsidūri, kur noriu kaip ir blaiviai gyventi, bet nemoku gyventi blaiviai, nežinau, kaip prieš tai minėjau, realybė gąsdina, atsakomybių nenoriu, visko bijau. Tada vartot kaip jau nebepadeda, kur seniau dar buvo ten smagu, dar gal faina, ne, jauti ten tą pasitenkinimą kažkokį. Bet sustoti irgi negali, ne, ir toksai galvoju, ką daryti tą momentą, tai tada irgi ten ir nusižudyti bandžiau, bet bailys buvau, tai niekaip neišėjo. Ten ir kažkokių, bet ir tai ten tokios manipuliacijos buvo, vis to dėmesio, bandžiau viską vartot galų gale, ne, ten ir santykius, ir absoliučiai niekas nepadėjo, ne, ir kad ir kaip bandyčiau ten sustoti, arba, nors ką aš čia meluoju, iš tikrųjų net nebandžiau aš ten sustoti jau ant galo, iš tikrųjų bandžiau tiesiog eit greičiau nusižudyti su to medžiagom, bet tai ir tai nelabai gavos. Tai
Tai va taip, ne, tas vartojimas, tai sakau, čia galėčiau dar įsiplėsti labai plačiai, ne. Apie vartojimą esmė, kad net dabar žiūrint, tai nesvarbu, ką aš ten vartoju ir, ta prasme, esmė, kodėl, vat, po to jau, aišku, nu, va dar gal tada daisiu, kaip aš čia atsidūriau. Tai va, esmė jo, ant pačio galo aš ten jau kiekvieną dieną mielą vartodavau stipriai. Nu ir prasidėdavo man ten balti arkliai visokie, ten, sakau, paskutinį kartą čia buvo kalėdos. Baisiai, ten vėl išdaužiau viską, ten išsiuntinėjau žmonės, ten, nu, žodžiu, ten atsikėliau, nu, va, su tokiom mintim, kur ir atrodo, tai jau tapo pastoviai, kur ten būdavo kartą porą metuose, tai būdavo jau kiekvieną kartą, kai tu privartoji, tu nežinai, kas atsitiks. Realiai, tu visiškai neįsivaizduoji, tas pirmas žingsnis pas mus nu, nevaldomas ir nekontroliuojamas, nes nu, vat, kur seniau dar jausdavus, kur vartodamas dar galiu nekontroliuoti, kur neaišku net kas bus ir kaip nutiks kas, ne. Tai jo, atsimenu atsikeliu ir galvoju, blema, kažką reikia daryti, kažkaip tas vidinį, ne tai, kad čia teoriškai reikia daryti kažką, pas mane visada aš nekėdavau, oi, čia man reikia nustoti vartoti, atsimenu savo būsį, ten pangai sakydavau, aš jo, man čia reikia nustoti, aš čia saikingai vartosiu kažką. Čia buvo tas, ne, jausmas toks, kur arba aš darau, arba viskas, ne, arba varau iki galo, tai pilnai ant gazo, koja padėjęs iki pat galo, kaip ten knygai pas mus rašo, ne, arba kažką darau, o tada net nežinau, ką ten dar be to daryti, arba, bet, nu, dabar žiūrint tie du keliai, ne, arba aš varau iki kėdingo galo, arba aš kažką darau, tas kažkas yra žingsniai, ne, nu, apie ką mes čia esam, draugė mūsų. Tai va, nu, žodžiu, tada mano mama ten paraleliniai draugijoje sveikusi, jinai kažkaip, o va, aš ją išgirdau, ne, jinai va, alkoholikė buvo ir kažkaip aš ją išgirdau, jinai kažkaip pasakė man. Ir kitų aš niekad negirdėjau, bet va, ją išgirdau, tai va, nuėjau ten paralelinę draugiją, labai greičiau atsidūriau, va, kažkaip ten per porą savaičių turbūt. Tai ir va, nežinau, čia aš išgirdau taip konkrečiai tiesiai šviesiai, ne, va, apie ką tik šnekėjau, kad yra du keliai, arba darai, sako kažką, arba mirsi. Kas kitam gali pasirodyti, man tokiam, aš pats nustebęs, kaip tokiam aliejų troliui man čia suveikė, bet aš Dievui, kad suveikė, nes, nu, aš išgirdau ir sako, globėja žingsniai, aš nežinau, nei kas tai žingsniai, nei kas tas globėjas, nei čia žingsniai, programa, Windows, nežinau, toks labai tie sąvokos nepatikdavo man, kur net nedaidavo apie ką čia, apie žingsnį. Ta prasme, žmonės atšneka, skaito tą knygą, aš nervuodavus, nes išneka, aš nieko nesuprantu, ta prasme, ten ir visi šypsas, ten ir man, sakau, man džiauriai pikta buvo pradžioje apie ką čia, ir aš iš tikrųjų tai pavydėjau, nes aš žmonėm, kurie šneka apie tą vartojimą, ar gali pasijuokti, ne, aš visas ten susireikšminęs buvau pradžioje, ne, nu, bet vat, kas buvo, kaip su globėju, juokinga irgi situacija, kur aš pirmą susirinkimą sėdėjau jam už nugaros, net nemačiau, kas per veidas, bet girdėjau, kas jis šneka. Ir vat, kažkaip išgirdęs, vat, tik tai ką jis šneka, vat, ir iškart pasiprašiau globos. Ir kažkaip tiesiog dariau, ne, ką sakė, tai per daug nemačiau, nors to pasipriešinimo tikrai buvo, ne, bet tas, ačiū Dievui, buvo tas, ne, tas tarpas beviltiškumo, kur, nu, aš jaučiaus tragiškai, ne, aš jaučiu, kad būčiau biškį atsigavęs, dėl ko labai svarbu nedelsta, ne, nes aš, va, žiūrint, kad jei būčiau aš atsigavęs, nu, dėkim, net ir poros mėnesių jaučiu būtų užtekę, aš manau, būtų man ten santykiai užrūpėję, ten pinigai, žodžiu, ir būčiau aš išėjęs toliau vartoti, ne, bet čia sakau, šiaip dar pradžiai nustojau, nes bijau, kad pana paliks, iš tikrųjų, tai irgi tas nuoširdumo daug nebuvo, bet sakau, va, taip netyčia atsidūriau čia, ne, nu, tokia turbūt Dievo valia, kad aš atsidūriau, nes planuose nebuvo, mes iš tikrųjų planuose buvo eilinį kartą apsitvarkyti ir įrodyti kažkam, kad aš čia normalus ir tada vėl varyti savo tempą. Bet ačiū Dievui taip nebuvo. Tai ir atsimenu, aš ten jau pradėjau tą knygą skaityti su globėju, didžiąją. Tai ir tada greit daėjo, kad čia niekam kitam nereikia apart manęs, ne? Buvus pana atsimenu, ant athodų gulėdavo, mėgaudavo ten lovoje, aš ten paliampas globėjų knygą skaitau arba virtuvėj ten susirinkime sėdžiu. Ir kažkaip tais momentais, nu, buvo toks, kur aš nežinau apie ką čia, nežinau kas čia žingsniai, nežinau kas čia per žmonės, bet, nu, kažką jie turi, ne? Kažką čia jie padarė, kad, nu, gali blaivus čia belekiek laiko būti ir dar blaivingi, ne? Kur sakiau, blaivybė tai man net neatrodė smagu, kad nusuždyti nori blaivas būdamas, ne? Tai bet kažkaip buvo kokybiškai blaiviau būtų, ne, nu tai vat kažkaip užsikabinau, vat sakau, kas padėjo man asmeniškai, tai
Bet ir globėjas kartodavo, daryk bukai, tu nemastyk, sako, tau nepadės, žinok, tavo mąstymas. Nes aš ir vartojame, būdavau visažinis, ten viską žinodavau, visiems viską ten atsimenu, būdavo ten porą sakinių kažkur perskaitai, aš jau primetu, kad aš čia pilnai išmanau dalyką, ne. Tai vat norėjau ir su žingsniais kažkaip greit suprast, sužinot, dar kitiem papasakot, dar net nepraėjęs, ne. Ir kantrybės neturėjau, tai vat, buvo nelengva tikrai pradžiai, bet kažkaip vat, galvoju, ką aš nebandęs, ne, ką aš galiu sakyti, nežinau, prisibeldė, kad gal globėjo žodžiai, ar grupėse klausydavau, kad ypač pas mus da kažkaip, nežinau, visi apie sveikimą ir visi apie tą, kas, kaip žingsnių pagalba išeina spręsti, ne, tas problemos kažkokias, nes tokių problemų tai belenkiek, pas man irgi šią dieną nėra ten viskas ten pro tos rožinius sakinius, kad išblaivėjau, čia viskas faina, tai nebūčiau narkomanas, jeigu tai būtų, bet aš dėjau tie žingsniai, tai va, jeigu apie žingsnius, ne, tai turbūt tai tada ir pradėjo keistis dalykai, kai pradėjau žingsnius, ne, kad pradėjau 4 rašyti, padariau 5, 6, 7, visi paeiliui, ne, ir šią dieną tai jie tokia, man, kaip čia pats savo net kartais pasakau žingsniai, ne, jie tokia, man kaip sakau pradžioje, aš nesupratau, žodžių nepatiko man tos sąvokos, ne, tai kaip aš šią dieną žiūriu, tai čia kaip gyvenimo būdas buvo pjauti kiekvieną dieną ir tenai bandyti išgyventi, išegzistuoti, tai gyvenimo būdas, norint gyventi laimingai ir blaiviai, yra daryti, kas parašyta, ne, kas tenai parašyta toj knygai. Ir taip kažkaip paprašiau, ne, žiūrėt pradėjau, nežinau, čia su patirtim turbūt atėjo pradžiai, tai tikrai aš ten nepaprastai žiūrėjau tos žingsnius, viskas žiūrėjau sudėtingai atrodė. Čia rašyti, atsimenu, 2 žingsnį tenai, vos neverkiu globėjo, tai kaip šitą 9 daryti, baisu man buvo iš karto, ten tik 9 išgirdau tenai, sako, palauk dar, sako, reikia daryti kitą 9. Bet visada norėjau aš to, čia ir dabar visko, ne, bet kažkaip, nežinau, pasitikėjau aš, ką čia globėjas sakė ir kažkaip po to aukštesnį jėgą neatsirado. Kas, aš iš pradžių irgi toks, patikėjau, ne, pavedžiau, bet toks, biški galim sakyti, avanso, ne, nes, pradžiai tai, ką aš ten visas dar pirmais mėnesiais blaivas ten galiu apie tą aukštesnį jėgą suprastą, ne, bet galvoju, reikia bandyti, ne, ką aš galiu čia bandyti daryti. Ir man kažkaip Dievas gal irgi, kaip aš avansų daviau Dievui, tai jis man kažkaip irgi, nes globėjas liepė, sako, va dabar turėsi melstis kiekvieną dieną, pavyzdžiui, ne, atsiklaupęs, aš toks, man čia toks nusižeminimas atrodė, čia atsiklaupus, čia kaip dovana, kaip kokie žodžiai, bet aš visada irgi religija man čia buvo sutapatinama, ne, bet čia visiškai nieks man nesakė, kom tu tikėk, ko tu nori, ne, ta prasme, esmė aukštesnė jėga, suprast, kad yra jinai ir tai ne tuo, ne, ir po to, irgi globėjo pagalba susirinkimuose girdinti, ne, irgi su ta patirtim supratau, kodėl apskritai, ne, reikia aukštesnės jėgos, be jos tai žingsniai neįmanoma, iš tikrųjų, o globėjas man neseniai sakė, kad žingsniai, ir girdėjau ir susirinkime dalinas, kad žingsniai be Dievo yra tik psichologinės priemonės, ne, tai realiai, jo, dėl to ir 3 žingsnis pradžioje yra, ne, tie pirmieji žingsniai. Tai tiesiog kažkaip, kad žodžiu, aš esu bejėgis prieš medžiagas visas, alkoholį, narkotikus ir aš esu bejėgis prieš save, ne, prieš savo tą mąstymą, prieš, kaip sakiau, ten tie pykčiai, ta savigaila, tas nepasitenkinamas, nepilnavertiškumas, va čia ta liga, ne, kas dabar daina mano, ne, šiai dienai. Pradžioje, aišku, tai nebuvo labai paprasta suprast, kad čia problema ne medžiagas, bet, jo, esmė, kad, man reikia kažko aukščiau už tuos du, ne, tai už tą ir už mane, tai yra aukštesnė jėga, ne, kaip aš ją suprantu. Man šią dieną tai yra Dievas, aš nebijau to žodžio, man kažkaip tikrai nebaisu pasakyti Dievas ir melstis tikrai, tai va, kažkaip ir jo, nežinau, gyvenimas jo tikrai pradėjo keistis tame momente, kai tie žingsniai pradėjo eiti, ten ta pana, dėl kurios aš tenai pradėjau sveikti, ten išdavė mane sveikime, aš ten irgi, bet ačiū Dievui, tada jau 4 buvau, labai taip sukrito viskas, ne, tai, jo, ne faina buvo, bet irgi ten kažkaip greit atsisijojo aplinka, tie visi vartojantis, ne, draugai pradėjo atkreitinėti, ten biškį dar ten
Ir ta realybė, ne, aš pradėjau matyti kažkaip kaip yra dalykai, dėka to 4 ypač žingsnio, kad supratau, kad viskas, kas aš galvojau, kad yra realybė, vartojant, toli gražu buvo nerealybė, kad stipriai klydau, manydamas, kad aš nuskriaustas visą laiką, stipriai klydau, kad aš labai geras, ne, ten visiems. Ir teko pamatyti, kad nebuvau aš ten toks labai visiems fainas ir kad žiauriai egocentriškas buvau, o tie trūkumai ten 6, 7. Nebuvo skanu suvirškinta, ne, visą tą realybę, kokia jinai yra, tikrai ten 4 rašant ten ir pykčio visokie irgi būdavo ten tie priepuoliai, bet be šito neįmanoma, ne, aš dabar žiūriu ir čia dienai rašau 4 pakankamai dažnai, kad neprikaupti ten viduje visko. Ir jo, stengiuosi praktikuoti ir 11-10 tą savistabą, ne. Nes ta liga jinai, kad aš dabar virš 2 metų, kaip čia, 4 mėnesiai blaivus, bet aš suprantu, kaip buvo, atsimenu, pirmais metais, kai ėjau, atrodė sukapsės tie metai ir čia kažkas stebuklingo nutiks, ne, kažkus čia, o metus blaivus būsiu, ne, ir pusėje metai galvoju, okei, va čia pasirodo, ne taip veikia irgi, ne. Nors po žingsnį, tas pats su žingsniais, gal praeisiu, gausiu diplomą ir pasveiksiu, ne, toks, koks aš čia fainas, ne, bet supratau, kad nei apie blaivybę skaičių čia yra, nei apie ką esmė, kad, ką aš darau šiai dienai, tai, nes ta liga tai jinai progresuoja, bet irgi dabar čia santykius, kur pradėjau, tai tie trūkumai lenda lygiai tokie pat, kaip buvo vartojant, net santykėje, ne, lygiai tas pats. Atrodo, čia galėčiau sakyti, aš čia blaivus, o ne, čia nušvitęs dvasiškai, bet realiai viskas tas yra su manim, tiesiog lengviau pastebėti ir keisti dėka žingsnio, ne, su Dievu, ir tai nebėra taip, kad man, kaip čia, negaliu sakyti, kad čia tas gyvenimas, kaip ten rašo, nėra ašarų pakalnė tikrai, bet būna dievai tikrai gyvenime visokių tų situacijų, bet kažkaip išeina priimti ir kažkaip ir jo, ir pastebėti save, ne, ir keičias, ir baimių mažiau žymiai, ir tų kažkaip apmaudo mažiau žmonė, bet išlenda labai tiesiog. Dabar žinau, ką daryti, nebereik bėgti vartoti. Ir dar pridėsiu, kad su žingsniais, gal po pirmų žingsnių tas dingo stebuklingai noras vartoti, ne, kažkaip, kiek savom jėgom bandydavau sustoti, saikingai, nesaikingai, neišeidama, ne, niekaip, o dabar paėmė ir bam kažkaip einant į grupės, tarnaujant, žingsniai, po to ir globojant ir kažkaip, kai tu esi mane, yra tas veikimo trikampis, ne, kai tu ten viduryje esi, tai viskas kažkaip gerai ir tas vartojimas kažkaip dingsta, ta problema pasišalina. Bet būna, jeigu atsiriboji, kažko nebedarai, negrįžta ir tas mintis visokios, ne, aišku, tai nebėra kaip seniau, kad viskas noras vartosiu dabar, bet minčių būna, aišku. Bet jo, kažkaip, bet čia Artūras buvo dalinęs, jis kažkada labai irgi man priminė, kad sveikime buvo, kad jo, Dievas vartot norą atėmė, bet pasikabintai neatėmė. Kartais būna pas mane irgi toks, kur buvo minčių sveikime ten po metų, pusantrų, kur aš vartot, aš jau žinau, kad aš nebenoriu ir ten nieko nerasiu, bet išeit kažkaip ten, tai būdavo. Bet, tada eini, daugiau tarnauju, daugiau ten ryte toks, ar tiesiog, grįžti labiau, kaip čia, daugiau darai ir tada dingsta tos mintis, ne. Tai, sakau, nėra taip, kad čia viskas faina, linksma, išnušvitęs ir viskas dingo, ne. Tiesiog tai lengviau pamatyti dabar, kaip yra iš tikrųjų, ne. Atsimenu, dar irgi pradžiai globėja sakydavo, tai paskambinu, aš jam ten sakydavau, čia darbė, ten vadovas, užnisa kažką. Tai pasirašyk, sako 4, pasirašyk. Ir man kaip kiksmažadis, tai 4. Ir man dar po žingsnio atrodė, kad, kodėl aš čia dar turiu daryti. Ir tik po to daėjo, po kokiu irgi metų, pusantrų gal netgi, kad čia vėlgi man reikia, ne, nors ir po sveikimo, kad man reikia to 4, kad aš pamatyčiau vėl realybę, kokia jinai yra, ne. Baimės vėlgi. Ir va čia dienai labai noriai rašau aš tą 4. Net nebereik globėjai sakyti, tai visai džiaugiuosi, iš tikrųjų dėkoju irgi Dievui už tą. Bet vėlgi ne visada kartais yra. Bet čia sakau, man patinka, kad sveikimas
niekas čia neprašo tai žingsniais tobulai praeiti, ne, kad čia turiu praeiti viską žiauriai. Reikia svarbiausia sąžiningai ir nuoširdžiai, ne, nes aš labai bijojau pradžiai, kad aš nepakankamai išrašiau, nepakankamai padariau, kad čia atkrysiu čia, nes irgi čia buvo gera patirtis, nes vat, 4 neturėjau aš daug žmonių, tiesiog kažkaip nebuvo jų daug. Tai ir aš sakiau, blema, ten kiti sako, 200 prirašė pas mane, čia iš vis nedaug, ne. Ir aš ten parinus, galbėjo, sako, nepavyko tau tapti geriausiu iš geriausių, tai nori būti blogiausias iš blogiausių dabar, ne. Netgi čia, tas nepilnavertiškumas įsijungia, ne. Ja, bet kažkaip nežinau. Dabar kažkaip jau su ta patirtimo, ne, irgi su to sveikimo pradžiai norėjęs, ten irgi visus išblaivinti, irgi čia tokia patirtis įdomi. Ten atrodo, daužyti su galva, per galvą su knygą norėjęs labai taip, nu, nežinau. Bet tas irgi nupraėjo kažkaip ta patirtis tokia, reikia visokios, ne, tų kraštutinumų kažkokių. Ir svarbiausia, kažkaip su Dievu, su žingsniais tobulėti, ne, ir, nu, suprantu, kad visą gyvenimą čia tas toks darbas ir pradžiai atrodė baisu, ne, kaip čia visą gyvenimą, čia reiks eiti, ne, į grupės, čia kažką, bet, nu, ačiū Dievui, kad yra toks kelias, ne, kad apskritai yra kažkur, kur galima eiti ir, yra žingsniai, ne, nes be to tai tik tai ir gulti grabą, ne, nu, nes aš kitų kelių, o čia dieną, ačiū Dievui, yra kad, nu, nebenoriu jokių bandymų daryti, jokių eksperimentavimų, esu įsitikinęs, kad man yra tik šitas kelias, ne. Ir kažkam gal kitaip veikia, bet mano patirtis tai va tokia, kad žingsniai kažkaip išgelbėjo man tą gyvybę, davė šansą gyventi. Nu, aš atėjau 19 metų, ne, į grupės, tai kažkaip labai... Jo, dar pradžiai irgi atėjus, ne, į susirinkimus tenai, va, pirmais mėnesiais ten irgi skųsdavus globėjų, kad aš čia nepritapęs jaučiuos, kad čia tos patirtys skiriasi, ne, va, tai tos skirtumų žiūrėjau. Ir irgi jis kažkaip tai pastatė viską į vietas, ne, sako, nu tai jo, nes tu dar vis jauties geresnis už kitus, ne. Ir man irgi, va, šitas momentas labai pakeitė, nes pas mane irgi ta puikybė buvo kažkokia čia kitoks, ypatingas, netgi čia va atėjus, ne. Ir, ja, bet tai irgi sumažėjo su laiku, ne, nu, būna išlenda gal kartais kažkokie momentai, bet tai nebėra kažkokia, ne, kaip seniau, kad tai buvo pastovus toks gyvenimas, takovas, tokie, ne, kai dar vartojau. Tai nežinau, gal paliksiu daugiau laiko klausimam tada. Ačiū Dievui, kad blaivus. Ačiū, Pijau. Tai laikas klausimams, prašom. Kęstutis ant komandų. Sveikas. Vienu žodžiu, apart blaivybės, 3 dalykus išvardink, ką šiandien duoda tavo 12 žingsnių programą. Norą gyventi, prasmę kažkokią. Tai jo, tiesiog prasmės, tas noras gyventi ir tiesiog būti naudingu, ne. Ir, nu, nežinau, jėgų duoda turbūt gyventi. Nu, čia galiu susieti kažkaip sunku, čia tik atskirai išvardinti, bet tiesiog suprantu, kad čia turi būti mano, ne, kaip čia, prioritetas, kad ir kiek aš blaivas būčiau, kad ir kiek aš ten gyvenime gerai prasigyvenęs būčiau, kad čia turi būti mano numeris 1, tai Dievas žingsniai ir tada kažkaip viskas aplinkui gerai, tai taip gal, nežinau. Slava narkota. Sveikas. Slava narkota. Noriu apie planus. Nu, vis tiek, kiekvienas žmogus turi planus. Kokie pas tave planai? Ar grandioziniai ir nemaišę, nu, nesi su Dievu, pavyzdžiui. Ir jeigu maišėsi, ką tu darai? Jo, planai tai mano tikrai būna kartais grandioziniai, bet ačiū Dievui, kad Dievas davė tokį trūkumą, kuris man padeda, kad esu tinginys, ne? Ir kažkaip greitai grįžtu, nu tiesiog, vat, jeigu prisuku ten, vat, čia dabar norėčiau ten savo kažkokią studiją atsidaryti, esu kirpėjas, žodžiu, pinigai, ten dar kažką, mano tenai, žodžiu, kaip aš čia prasigyvenęs būsiu. Ir tada kažkaip grįžtu, ne, ateinu susirinkimo, pradedu tą pačią meditaciją, kažkaip daryti būt čia ir dabar ir suprantu, kad, nes pas manęs tais planais, kame yra, kad aš vis galvoju, kai atėjau, čia žmonės čia vis tiek atrodo vyresniai ten buvo pradžioj ir aš jau apšia viskas nebespėjau, jau man čia viskas, aš jau nieko nebeuždirbsiu, nieko nepadarysiu, aš jau atsilikęs nuo gyvenimo, žodžiu, tai iš to kildavo tie planai ir dabar dar būna, ne,
Bet kažkaip, kai geras ryšys su Dievu, tai aš kažkaip nebekreipiu dėmesio, ne? Yra tų planų tikrai, užneša ten ir pradedi selės varvinti, ne tiek prisiplanuoji, ten prisisvaigsti, bet grįžti ateini čia ir supranti, kad, ne, tie planai, va čia yra svarbiausia kažkaip ir, bet, sakau, būna, bet aš stengiuosi, va, nebeklausyti minčių, va, tiesiog eit melstis, daryti kažką, va, labai padeda grįžti į pradžią, kaip globėjas, sako, kancarų parinkti, nežinau, būk naudingų, va, ir kai meldi Dievo atsiranda, va, tų progų būti naudingų, tik reikia, va, tas buvimas, tie paprasčiausiai, bet kaip pradžiai tos rekomendacijos, tai kai jau per didelį planai pasidaro, stengiasi pradžią grįžti ir tada jie sumažėja, kažkaip viskas savo vietoje ir užtenka visko kažkaip ir viskas tenkina. Bet, tai banguoja, nėra čia taip pastoviai. Tai va tiek. Antanas priklausomas. Atsirado naujų hobių sveikimo šitam periode. Šiaip jo, atsirado, šiaip visą gyvenimą aukščio žiauriai bijojau. Realiai, tai baisiai ten bijojau aukščio, tai dabar esu rock climberis, žodžiu, olom laipiai. Ir, irgi tas, tai šiaip atsirado ten nuo tilto, nušokų, žodžiu, toks, kur buvo baimė, arba šiaip pridėkim gal kokią Dievas dovaną davė su darbu, aš visą gyvenimą žiauriai žmonių bijojau, belenkaip šnekėti negalėjau, ten tik tai apsivartojęs. Ten drebėdavau visas, dabar aš dirbu kirpėjų, aš per dieną po 8 skirtingus pokalbius apturiu, per mėnesį ten virš 100 skirtingų žmonių pašneku ir pabendrauju ir mane veža, man patinka. Ir aš nebejaučiu ten tų baimių ir čia yra visiškai, nes aš pradėjau šitą užsiimti sveikime. Tai atsimenu, tarp klientų eidavau pasimelsti tualetą ir kažkaip Dievas davė jėgų ir dabar tiesiog apsisuko viskas, kur aš galvojau, kad niekada gyvenime ir dabar sakau, aukščio visą laiką bijojau, baimėm irgi pavyko įveikti, ne, su Dievu, žmonių baimė irgi. Tai čia hobis, darbas, daugiau tai nežinau, kažko tokio, bet turbūt tokie nauji hobiai, ne. Tai žinau. Laivas narkomanas alkoholikas. Sveikas. Ar tau būna ten tokių situacijų, kai tau, reikia kažką įrodinėti, bandyti rodyti, ir ar tu tai skaitai, kad tai yra privalumas ar trūkumas ir kaip tokiose situacijose elgiesi? Ar, ta prasme, gal čia klausimas, ar aš noriu, ar būna situacijų, kai aš noriu įrodinėti? Pavyzdžiui, tu sakei, savo ten bandėjai kažkada įrodinėti, ten kažką, kad tu ten aukštesnis už kitus, ten, ar būna tokių situacijų. Čia privalumas ar trūkumas ir kaip elgiesi? Man tai čia labiau didelis trūkumas, nes kai aš noriu įrodinėti kažkam, būna, tikrai būna. Noriu įrodinėti, koks aš bachūras dar kartais, bet tenka pripažinti, kad, kame tas įrodinėjimas. Įrodinėjimas ateina iš to lyginimuose, ne su kitais, kad čia reikia įrodyti, parodyti kažką, ne. Tai kiti, pavyzdžiui, turiu draugų normalių, nepriklausomų, tai jie geba tą įrodymą tokį perkreipti teigiamą, ne, kaip, nežinau, toks kaip azartas, ten tas pasilyginimas, kaip motyvacija veikia. Man tai ne, man veikia labai blogai, aš ten pradedu bandyti tą kitą žmogų nužeminti prieš save, jeigu bandau įrodyti, jeigu neišeina jau įrodyti, tai bandau kitą sumenkinti. Ir tai, bet ne, man čia yra trūkumas asmeniškai ir ką aš darau tokiais momentais, tai vėl, tai pradmenys. Ne šiai dienai, kažkaip Dievas irgi atsiuntė tų minčių, kur nebesilyginu, nebebandau kažkam nieko labai įrodyti. Būna kartais, bet jau vėlgi, kaip sako, paleisi tada, kai pilnai atsibosti, man jau dabar čia po tų 2 metų, dabar tik pradeda atsibosti pilnai, ne, tai kažkaip tai įrodinėjimą paleidžiu, bet negaliu sakyti, kad neteina tos mintis, ateina tikrai tų minčių ir ten reiktų man ir to įrodyti čia ir kad pinigų daugiau, su tais tokiais, materialiais visais, kad aš čia tą galiu, bet kažkaip jau tai yra žymiai mažiau ir nežinau, tiesiog. Turbūt beveik tos pačios praktikos viskam gali būti pritaikytos, žingsniai, kaip čia, 11, 10, skambin globėjui, jeigu neša grupės tarnavimas, tai tą patį stengiuosi. Man labai padeda paprastai vėl žiūrėti, jeigu aš pradedu per sudėtingai mąstyti, grįžk į pradžią, pats grįžtu į pradžią, žiūriu, kiekvieną vėl rytą meldies ant atsiklaupęs, jeigu ten to nedarė, tai padeda bendrai, irgi kažkaip būtų ramybėje, ne. Bet jo, čia trūkumas, pasirodymas kitiem. Bet sakau, kaip tai buvo seniau pastoviai, dabar tai yra jau momentai tik išlenda, ne. Tai tiek.
Bernardas priklausomas. Sveikas. Ko tau reikia iš Dievo? Iš Dievo, ko man reikia, tai kad būtų. Nu, gerai, jeigu labai jau sąžiningai, tai galėčiau aš ten vardyti, kad man reikia ir mašinos, ten norėčiau, ten ir tokios žoskos tenai, norėčiau ir chatos ten 3 aukštų, gal, jeigu tai pradėt vardinti, viską aš gal norėčiau. Bet aš pats kartais nežinau, ko aš noriu, ne? Tai geriausiai, aš tiesiog, taip jeigu, kai pradedu norėti visko, tada stengiuosi nebenorėti nieko iš Dievo. Nes realiai, ta prasme, kai pradedu visko norėti, suprantu, kad baigiu vėl tas, išprotėt baigiu, ta prasme, nesuprantu, kad nieko neturiu. Ir mane, pavyzdžiui, kai aš pradedu norėti, tarkim, blogų, materialių dalykų, tai manęs pradeda viskas nebetenkina, mano pana nebetenkina, mano mašina manęs nebetenkina, chata, kur gyvenu, nieks nebetenkina. Tai dėl to iš Dievo prašau, tik tai noriu, kad jis būtų su manim ir dažniausiai kas man padeda, čia aš visada sakau, Dieve, kaip padėti kitiem, čia man nuo pat pradžių, nes kaip buvo ten sunku globės, būk naudingas, padėk, padaryk gerą darbą ir niekam nepasakyk, žiauriai sunku, kas atrodo paprasta, bet taip norės liepti lemą pasakyti, kad aš čia tą padariau ir tada veikia, kai nepasakau, bet tai tiesiog prašau Dievo būti naudingu, bet užeina kartais, noriu aš ten, bet tada suprantu, kad kažko neišeina, nedarau turbūt, ne. Tai vėl, paprastumas, ne, man padeda kažkaip. Tomas Nargamanas, minėjai, kad grupės ant atkodų jungi, turėjai atviškų kažkokių? Ne, neturėjau, ten minėjau gal, kad mano pana buvo ant atkodų, pas mane mėgodavo lovo ir aš jungdavau tada į grupės, ne, aš atkričių neturėjau. Kaip atėjau kažkaip ir neatkritau. Nors buvo momentų, sakau, kur galėjau pateisinimą atkristi, bet kažkaip, sakau, ne. Kiek laiko esi sveikime? Aš mėgstu, tai blaivus esu 2 metai 4 mėnesiai, bet man patinka taip atskirai. Blaivus 2 metai 4 mėnesiai, o sveikime metai 10 mėnesių. Nes per pusę metų žingsnis praėjau. Tai nors aš labai greit pradėjau tai žingsnis eiti, bet man patinka kažkaip, kai su žingsnis pradėjau gyventi, tada toks buvo sveikimas turbūt, ne? Ne tai, kad praėjau tenai medalių užsidėjau, bet gyventi žingsniais ir ten po to jau pradėjo keisti santykiai, pavyzdžiui, tenai, kai pradėjau išrašinėti po 10 kartų ten artimuosius, pavyzdžiui, viską ir taip padėjo, ne? Tai tiek laiko. O žiūrėk. Veikime, ne, tas žingsnius praėjai, kaip tu savo žodžiais apibūdintum tą dvasinį pabudimą, galbūt pasireiškęs tau kažkaip, kaip tu galėtum pateikti? Labai, jeigu taip dvasinis pabudimas paprastai pasakius, tai matau realybę, kokia yra ir nebenoriu nuo jos bėgti. Ir kažką darau su savo trūkumais, ne? Tiesiog, nes tu čia ir tas dvasinis pabudimas, nežinau, tas sąmoningumas, ne, sąmoningumas turbūt, ne, kur man tiesiog seniau elementarūs dalykai nedaeidavo, ne? Tai tiesiog su žingsniais, su Dievu kažkaip išeina pamatyti ir tiesiog, gal išėjimas iš savęs, ne? Kaip aš, čia yra egoizmo ta liga, ne, egocentrizmo, tai kažkaip turbūt supratau, kad, aš ne visatos centras, ne, čia toks buvo, man ta realybė, labiausiai realybė sulaužė, atsimenu, kai globėjas pasakė, kad savigaila yra išvirkščia puikybė. Ir man taip kaip ta prasme, kad aš egoistas visą laiką buvau, nes savęs gailėjau. Tai mane šitas momentas turbūt buvo toks ryškesnis, kur, kaip čia, negaliu sakyti konkrečiai, kad aš dvasiškai nubudau, bet tai turbūt tokie momentai, ne, kur dabar galėčiau varyti. Tomas, Tai, čia biškai dalinai spėjau, bet 12 žingsnių galėtų daugiau pasidalinti. Svarbu, nesvarbu, kodėl svarbu daryti, galvoti. Man turbūt svarbiausia, tai kaip čia, jeigu, gal turbūt, kaip čia. Man šiai dienai dėl ko labai svarbu daryti 12 žingsnių ir būti, kaip čia, nusako temoj, nes aš galiu ir sveikime, ir blaivas būdamas, kad ir kiek laiko pridaryti daug nesąmonių. Su santykiais, pavyzdžiui, su kitais žmonėm, apgaudinėt galiu pradėti, būti nesąžiningas ir galiu dar apsimest, kad aš sveikstu, ne, jeigu aš nedarau žingsnių, dėl ko man jie yra svarbus. O jie padeda,
kaip čia, ypač vat globėjas, ne, nu, tie visi dalykai, kurie siūlomi kaip sveikimo programa, jeigu čia taip jau labai pagal vadovėlį pasakyti, tai, o ta prasme irgi 12 pats žingsnis, tai svarbu turbūt, kad nepamiršt, kas aš toks ir kad atiduotai, ką gavau, nemokamai. Niekas iš manęs nieko čia neprašė, va čia turbūt buvo irgi toks, kur sunku suvokti, ne, kur tiesiog daryk, ką sako. Tai vat, taip. Tomas narkomanas, kai nebeliko to vartojimo, kom tavo, užkaišyti tą nuobodulį, tą sakai, kad esi tinginys, tai kaip su be darbo, be grupių? Be darbo, be grupių, kaip laiką užėmė, ta prasme. Na jo, kam paskirys? Tai tiesiog pradėjau gyventi, nežinau, tai paprastai pradėjau bandyti daryti dalykus visokius, eksperimentuoti, nežinau, veikti kažką, kai, nežinau, sakau, pradėjau medžiais laipyti. Nuvarau ten į upę, prie upės į medį įlipu. Draugai, ta prasme, bairių įsikėliau, draugelis parašo, sako, ką tu, sako, dūmus, nustoja ragyti herą, jis pradėjo. Tai vat, tai draugeliam savo vartojantiem, tai išprotėjęs pradėjau atrodyti. Bet realiai, va tai buvo, ne, nu ką, žinau, bet ką, tiesiog, kur tu tiek laiko gyveni po to akmeniu, po to vartojimu, tai, nu, bet ką, man gamta visą laiką patiko, sakau, einu ten tiesiog pasivaikščiot, nežinau, su dviračiu pasivažinėt, pasportuot, kur seniau aš bandydavau, bet man niekaip neišeidavo, disciplinos nieko neturėjau ir, nu, tiesiog tokie paprasti dalykai, nežinau, tas pat, kaip minėjau, tas laipiojimas, bet esmė, kad, nu, tai turi eiti antroj vietoj, po visų, po sveikimo, po atsakomybę, ne kažkokių, nes man kartais, jeigu aš per daug laiko skirsiu savo, man gali prioritetai susimėtyti, ne, ypač su santykiais, nu, aš dabar, sukūriau santykius, tai, irgi labai svarbu prioritetą laikyti, ne, čia, šitą vietą, nes ta papildoma veikla dažnai gali nukreipti nuo pagrindinio tikslo. Ne, aš labai tam frazėm šneku kažkaip net keistai. Nu, man nežinau, aš taip natūraliai kažkaip gauna. Tai va, nu tai taip gal tokių. Daug kažko aš neveikiu, tiesiog kažkaip, žinau. Mano darbas man labiau kaip hobis, tai pagrindė. Tai va. Dar Tomas narkomanas, kai 4 žingsnį turėjai skyrybas, ne? Ja. O noro viską mesti ir galvoti, gal čia sveikas, gal čia gal užsuksiu kažką, čia ir tos prioritetai, va, tie susimėtų, žinai, tai va, kaip su tom, aišku, tų minčių, žinai, tų minčių, bet va, kaip tu su nenim tvarkėsi, žinai, ir supratai, kad, nu, čia iki pat galo, žinai, arba... Sveikas tai kažkaip nepasijaučiau, tikrai, tada dar labiau nepasijaučiau sveikas, kai mane išdavė tenai, nu, labai čia tik irgi dramatiškai, ten, taip, tie santykiai baiginėjos, jau vartojimai, ten jau galą, jo. Bet, nu, aš vėl nusireikšminau, bet, nu, man tai turbūt tiesiog, vat, padėjo, kur, nu, vat, kad buvo jau kažkoks pamatas, buvo aukštesnė jėga ir kažkaip, nu, aš jau supratau, kad, nu, kad ir kaip sunku, kai mane ten purtydavo, aš ten užmigt negalėdavau, man ten skrandis skauda, man ten stresas kažkoks, ne, ką aš darau, aš tada, man padėjo, vat, žinai, kas man padėjo iš tikrųjų, aš tada volterim išvežiau maistą, aš kiekvieną dieną dirbau ir tiesiog važinėjau su mašina, po visą miestą skersai išilgai ir klausydavau susirinkimų, spikerinių ir tada būdavo daug progų būti naudingų, tai tiesiog nesėdėt po akmeniu, nes tas man padėjo, šiaip išnešė mane žiauriai. Ir tada ir į grupės eidavau tiesiog, nes jeigu būčiau sėdėjęs namie ten, tai būtų, manau, negerai būtų. Tai tiesiog ėjimas ir darimas, kur ir kaip nenori, kad ir kaip lievai, eini ir darai. Šiai dieną irgi aš daug ką nenoriu daryti, bet žinau, kad kažkaip nežinau. Pas mane toks, nežinau, įsijungia automatizmas geras, ne, kažkaip, nežinau, perdavė ir labės man šitą, nežinau, kur reik daryk ir šitą draugiją, apskritai, ne. Bukai, vėl, kuo bukiau, tuo geriau, ne, pradžiai, ypač, kai sunku, ne. Persukastas kartais dantis, nu ir po to palengvėja. Ir tai buvo, padariau 5, 6, 7, kažkaip. Reik duot, sakau, biški man irgi reikia noro norėti, patikėti, vat irgi šitas, ne, noro norėti. Nes iš pradžių nesupratau, kad čia reiškia, man labai irgi sakiau, noro norėti, ką čia reiškia, nelogiška, bet noro norėti ir tada kažkaip, kad ir kaip sunku, kad ir kaip net netiki, kad čia bus geriau, bet būna, tikrai reikia kartais, ir tos sunkumus reikia kartais išbūt, o išbūt padeda žingsniai ir darimas. Tai jo.
Maksimas alkoholikas. Sveikas. Pačioje pradžioje minėjai žodį atsakomybė, tai norėjau paklausti, kaip dabar su to, ar viskas eina sklandžiai, ta prasme, vat norėjau paklausti. Nu, nėra, kad labai sklandžiai. Yra, kad geriau tikrai sekas negu prieš tai, nu, vat, galiu santykius palaikyti kažkokius, darbą, tenai, nuomą mokėti, su mokesčiais sunkiau biškai. Kažką pripildžiau, kažkaip lievai ten, jau, kad pasitikės pareis, bet, nu, kažkaip nežinau, suprantu, kad aš, nu, man ir šiaip dar paėmus 2 metai, aš nelabai ten tas patirties gyvenimiškas turiu, ne, bet kažkaip, nu, išeina po biškį, ne visada tikrai išeina prisimti atsakomybę, bet jau, nu, bent už savo poelgius tai išeina. Ta prasme, nu, už savo kasiakus dažniausiai išeina prisimti atsakomybę, ne, už tai vat santykiuose, ne, pripažinti, kad aš klystu. Čia turbūt, man atrodo, svarbiausia, vat, tas prisimti atsakomybę, kad aš už savo veiksmus, ne, tai vat tas pavyksta tikrai ganėtinai gerai. O kitur, nu, gyvenime, nu, tikrai ne visur išeina ten atsakomybė, ten galų gale už savo ten buitinius reikalus, ten atsakomybės, ten išsiskalbt rūbinį, kartais nesugeba, ne, tai, ar ten grindų išsiplaut, nu, šitoje vietoje tai dar streikuoja, ten trauzas rankom plauni, nes nebeišsiplovai žodžiu, va čia atsakomybės irgi yra, jos atsakomybės, tai čia sunkiau yra. Gal buitiniai srityje, kažkur gyvenimiškai biškai sunkiau, bet sveikime, apie sveikimą tai ganėtinai gerai sekas prisimti atsakomybę, ne, kur aš klystu, ne, kažkaip, sakau, turbūt globėjo tas rašyk ketvirtą, kažkaip padėjo, ne, nes kažkaip rašau tas pats per tą patį, bet, nu, kiekvieną kartą vis kažką naujo pamatai, prisėmi tą atsakomybę, ne. Tai jo, tai man. Jūs turite narkomanas. Tai kaip jautiesi prieš tos žmonės neišpildė savo atsakomybės, nereiškint būties, kokius jausmus išgyveni? Neprisiemant atsakomybės? Nu, neišpildant tos atsakomybės priimtos. Jo, aš jaučiuosi, aišku, savigaila kažkokia ateina, bet, nu ką, žinau. Gėdą jauti? Nu, jaučiu. Nu, tai, ką žinau, nu, toks, tai faktas nefaina, bet toks, nu, kaip knyga rašo, su beribės savivalės pavyzdys, nu, tai dažniausiai pats galvoju kitai. Nu, ką kitą kartą darysi kitaip? Prisiimsiu atsakomybę, nežinau, nu, taip. Kažkaip jo, turbūt taip, nežinau. Ar gal aš kažko nežinau, ar būtų čia pragarėti visų dėkti. Aš jau pats nebežinau. Nu, tai prasme. Artūras ten paklausė. Ar tavo globėjas yra tavo gyvenimo pavyzdys? Nu kaip, pažiūrėsi. Nežinau, gyvenimo ar sveikimo. Man čia... Tai sveikimas ir gyvenimas. Nu gerai. Nu šiaip, iš tikrųjų, nenoriu aš čia prie savo globėjo labai šnekėti. Visi, manau, pažįstat, bet, nu, iš tikrųjų, bet kas šnekam apie sveikimą, nu, nežinau. Šiaip, jo, nu, ką žinau, ir savo lievom patirtim, ir gerom, ta prasme, nu, jis tikrai yra pavyzdys. Aišku, visada galėčiau pritemti, kad gal nepakankamai geresnis galėtų būti, bet čia, nu, ne apie tai žingsnį, bet tikrai, ta prasme, nors visokių minčių ten yra buvę, gal pakeista globėja, bet tada pašneki ir supranti, kad, nu, huine, čia vėl kažkaip aš norėčiau gal kitaip, ten įvairiai, bet ne, man jo pavyzdys. Apie sveikimą aš nekam jo. Sakau, ir tom darimo patirtim, ir nedarimo patirtim, nes man jos naudingos irgi išgirsti ir sakau, va, ypač tas tam tikros praktikos, nu, man va, labai pavyzdys iš tikrųjų. Nežinau. Arba jis nedaro ir man tik sako, aš nežinau. Čia, bet negaliu sakyti, man tai sakau, nemanau, ar būtų labės, manau, jeigu mane būtų pavyzdys. Tai va. Tai va.
Taigi gerai, jeigu klausimų nėra, tai dar Tai kartą. globotinių pats turi galvoje. Turiu. Apie tai pasidalinti biškai, apie globotinių savo kaip patirtis, vat kaip globėjo. Nu, šiaip Labai daug kalbėjai apie mano globėjas, bet o tai tu globėjas. Nu, man tai turbūt padėjo gal tas, kad aš, pavyzdžiui, buvo sunku pradžioje, ne, kur vat, mačiau čia, kad žmonės kaip globoja, kad čia reikia būti, nu, tokių griežtų globėjų. Galvojau, man reikia dabar būti tuo tokiu, kur tenai daužo su knyga per galvą. Nu, vat, kaip pasižiūrėjau, nu, kur kitie, nu, tiesiog, vat, mūsų grupiai tiesiog, biškai taip griežčiau, ne, ir aš galvojau, kad man reikia tokiu globėju būti. Ir aš tada pradžiai bandžiau tokį primest. Labai nepasisekė, iš tikrųjų, toks, kur, nu, gal taip ne visiškai radikaliai, bet, nu, toks savo vidų jaučiau, ale, kad aš čia nebūsiu pilnavertis, jeigu ten nepariekausiu, arba tenai nepasakysiu, kad daryk arba mirsi, ten, nu, toks skambiai. Kur, nu, man toks, va tas buvo gal šitai pradžiai, bet, va, mano tas pats globėjas, va, kažkaip leido, padėjo man šitoje vietoje suprasti, kad aš esu koks esu ir man tiesiog reikia pasidalinti savo patirtim. Nebuvo paprasta, tikrai nebuvo paprasta, norėjau aš ten ir išgelbėti, ir išblaivinti, bet kažkaip tiesiog, kaip tapau, pradėjau būti savim ir nebeburt ten, kom nesu, tai va tada kažkaip padėjo prisibeldė ta mano patirtis, nežinau, globotinių ir kažkaip Dievas pasuikė, ne. Tai va. Tai nežinau, kažkaip paprastai, aš nekontroliuoju nieko, tiesiog povedu Dievui ir sakau, ką aš dariau ir tiek, kažkaip stengiasi ten per daug nežinau. Ir vat kažkaip viskas normaliai gyvenus su Dievu. Tai va. Ačiū tau. Gerai, tai dar kartą dėkoju pranešėjai, ačiū labai ir primenu, kad tai, kad čia išgirdėte, turi čia ir likti.